neužmirštų. Na, tau nepasisekė. Čia nesėkmė, kalta Markai, kažkas tyčia tai padarė. Nesuprantu, ką pasakyti. Nesupranti, tas sijonas labai geros kokybės. Taip, taip lengvai neplyšta. Jei būtų savaime suplyšęs, tai tikrai nepersiūlė. Pasižiūrėkit. Suprantat? Miren, por favor, chicos, dense cuenta. Tu teisi? Aišku, teisi. Kas galėjo taip padaryti? Tikriausiai Marisa ir Luhana? Gali būti. Ne, kodėl Marisa ir Luhana? Ne. Kodėl Marisa ir Luhana? Marisa visą vakarą sakinėjęs aplink tą sijoną. Tokia jau yra? Ne, tada Luhana. Ne, tikrai ne Luhana. Markai, pagalvok, jis su manim nesisveikina, jį pavydį, tikrai galėjo tai padaryti. Ji tikrai negalėtų. Ji tavo mergina ir taip prastai ją pažįsti. Prisimeni, kaip man kibo į plaukus, kai grįžom iš žirgyno? Kodėl iš pavydo? Bet Luhana iš gatvės, įpratus elgtis kaip laukinė. Kartais ir čia pratrūksta. Además, bueno, en ese ambiente puede pasar de todo, ¿no? Va, supongo. Vaikinai, nežinau kaip, bet šiandien tikrai švęsim. Tikiuosi, kiek kartų taip sakei? Štai liūdnas pasibaigusios šventės vaizdelis. Lygios šaltos šventės. Tai bent. Žinojau, kad susitiksim vienu du. Palauk. Gerai, palaikyk mane. Žinai ką? Gidalasina pavadinęs gaidžiu, ne vienas neįsisuks. Liaukis, gidai, tu jį pribaigsi. Dar ir dar. Gana. Jam galas, tikrai nudėsiu, tikrai. Gaidžiu išvadino, pribaigsiu. Nusiramink. Nenusiraminsiu. Žinok, tokie pykčio priepuoliai kaip dabar tikrai nerodo vyriškumo. Supranti? Ir vėl žydrų vadini, to vėl gausi. Palauk, ramiai. O tu tylėk. Seni, apsiramink, dėl manęs viskas gerai. Aš tavęs nebijau. Nieko čia gero. Nutilk, nes jis tave nudės, kvaily. Dink, nes gausi. Eik sau. Beprotis. Nesveikas. Negalvoja, ką kalba. Gėjom išvadina. Gana, nekelkim daugiau triukšmo, nes mus iš mokyklos išmes. Gerai. Jau nusiraminau. Einam, kur turėjom eiti. Gerai, einam. Neliesk manęs, ramiai. Jau žinom to vyruko adresą, bus lengviau nepaleisti iš akių. Man atrodo, kad prisigalvoja nebūdų dalykų. Jam tavo duktė visai nerūpi. Na, nežinau, gal, bet niekaip negaliu liautis galvojus. Turi labai daug laiko, todėl galvoja apie tą vyruką. Ką nori pasakyti? Jei turėtum porą žmogų, kuris tave užimtų, tavo gyvenimas eitų kitą vagą. Galvotum ne tik apie savo karjerą ir dukterį. Andresai, mes apie tai jau kalbėjom. Dabar negalėčiau su nieko draugauti. Mane tas galvoja. Būk atviresnė, apsidairyk aplink. Andi, galim aptart kokią įdomesnę temą? Įdomesnė? Na gerai. Apie ką norėtum pasikalbėti? Pavyzdžiui, kokį darbą galėčiau dirbti mokyklai? Pamaniau, kad galėčiau tvarkyti Dunofo dienotvarkę. Ką pasakysi? Ne, juokauju. Tu labiausiai įsiblaškiusi moteris, kokią pažįstu, Sonia. Bet turiu tave, tu labai tvarkingas ir stropus. Viską gerai padarai. Tikrai? Rimtai kalbi? Labai rimtai. Prašau, kaip draugė. Ar padėsi? Kaip draugė. Ieškojau tavęs, noriu pasikalbėti. Kas atsitiko? Noriu užduoti klausimą ir paprašyti, kad atsakytum tiesiai šviesiai, gerai? Gerai. Ar tu prikišai nagus prie to, kas Fernandai atsitiko? Kalbėjai apie tą sijoną? Taip. Ar prikišai nagus? Kaltini mane? Ne tik klausiu. Ar prikišai nagus? Atsakyk. Luki, klausyk. Ateik greičiau, labai skubu. Jis vienas turi puikią progą. Eik pasikalbėti. Ne man gėda, ką man jam sakyti? Nežinau, eik ir paklausk, ko nors sugalvok. Negaliu, jį pamačiusi labai susinervinu, nežinau, ką sakyti. Gerai, tada eik ir pažiūrėk, ką jis daro. Taip įsisavėliusi tikriausiai žiūri tavo nuotraukas. Eik, visai nesunku, rimtai. Tikrai ne ką tu. Bianka, visada stebies, kad turiu labai daug svajonių. O tu esi nuobodesnė už vakaro žinias. Nekalbėk taip. Tai tiesa, Bianka. Negi neturi svajonių? Niekad nesvajoji? Taip negerai. Negalima prarasti vilties. Rokas bus tavo.
Dieve, kur jis dingo, tik to atitrūko. Nežinau, bet nesvarbu. Nesvarbu? Gausiu tau įrašą, pamatysi save nufilmuotą ir suprasi, kad negalima prarasti vertės. Negi manai, kad Rokas mane filmavo? Jei pamatysi, įsitikinsi? Žiūrėk, kokia eilė. Man sakė, kad šitas baras nerealus. Nerealus? Čia tiek panų, kad tikrai pašėlsim. Pašėltai pašėlsim, bet įsirinkti bus sunku. Reiks pasistengti. Pasistengti, juk žinai, koks aš patyręs. Gana, nekalbėkit nesąmonę. Einu pažiūrėti, kokių ten yra merginų. Tu ateisiu. Matai, einu ir nieks nežiūri. Eik. Žiūrėk, tas vaikinas, Andradė. Andradė? Mokytojas? Nesąmonė. Taip. Ne, matai, kaip nuskriejo, negali būti. Veidą mačiau, ten jis. Ateikit, judu, ateikit. Čia Andrėja. Netiki, kad eisim apžiūrėti naujo buto? Netiki? Netiki. Sveika, Andrėja. Aš Pablas. Sveikas. Aš to buto šeimininkas. Gidas sako tiesą. Galim nueiti ir įsitikinti. Pasikviesk, 2 draugės einam. Mano butas ten. Mano draugės klube. Įeikim trumpam. Paskui išeisim. Ne, kam ten eiti? Jau turim ko reikėjo. Taip. Einam tiesiai į butą. Aišku. Gerai, einu pakeis draugės. Gerai. Matėt, kaip į mane žiūrėjo? Mane šiandien nieks nesustabdys. Aš užsisakau lovą. Man tiks bet kur, nesvarbu. Luhana, kodėl nori Markui teisybę pasakyti? Viską sudirbsi. Mes prižadėjome vienas kitam nemeluoti. O jis tau pasakoja, kaip flirtuoja su Fernanda? Jie prie jo lenda, supranti? O jis leidžiasi, Luhana, jam reikia skirtis. Užsičiauk ir nekalbėk nesąmonė, nusibodai. Tu man irgi. Atsiprašau. Nenorėjau pasakyti, kad jums reikia skirtis. Aš atsiprašau. Nervinuos, nes tu teisi. Turėčiau pasiūsti Marką velnio, bet negaliu, supranti? Jaučiu, kad mes kas kart vis labiau nutolstam ir nežinau, kaip jūs laikyti. Nesileisti pagaudinėjimą, uždaryk į šaldytuvę. Pažiūrėsim, kas bus. Ne. Jei suskysiu, jis mane paliks. Tada tikrai mirsiu. Neperdėk, Luhi. Neperdedu. Tu nesi mano vietų ir nieko nesupranti. Apie savo mamą žinau tik tiek, kad atėjo kažkoks tipas, paliko ją besilaukiančią, o paskui ji mane paliko, supranti? Tu dėl to nekalta, Luhana? Žinau. Nuo tada, kai save atsimenu, esu savo prisiekusi, kad niekada neįsimylėsiu ir niekada neleisiu vyrui manęs įskaudinti. Nemanyk, kad tau būtinai turi atsitikti kaip tavo mamai. Negalėjau atsikratyti tos baimės, kol atsirado Markas. Jis mane išmokė, kad bučinys, glamonės, žodžiai aš tave myliu, nėra tik per televizorių rodomos nesąmonės. Šalia jo aš išmokau pasitikėti. Leisti, kad manim rūpintųsi. Dabar suprantu, kodėl negaliu jo taip lengvai paleisti. Tikriausiai sakysi, kad elgiuosi neteisingai. Bet tu pati mane išmokė kovoti už